Sveikučiai. Šiandien bandysiu pasodinti vietą, bet tokiu būdu, daug mąsčiau. Esmė tame čia sodino mano žmona pernai, jo įdėtas video. Bet, aišku, pradėjo eiti vaputis ant šitų augalų. Tada nusprendėm, pamastėm, nupirkom agro plėvelę juodą, aplinkui apdėjom ir pradėjom mulčiuoti. Kaip ir iš pradžių viskas gerai pasiteisino, bet po žiemos neliko mulčio, visa agro plėvelė išskraidžiusi, tada reiškia, ją kažkaip įtvirtinti. Kitas dalykas, kaip jauni su žiulėpio arba tymėjo, tai labai saugoti agro plėvelę, nes ją pakelia ir taip toliau. Ir mano tokia viena idėja, o jeigu aš paimčiau, įkasu šitą, kad tiek būtų išlindęs, tada pridedu žemę tų, kurių man reikia, o ne tokias, kokias turiu. Ir gausi taip, kad ir kai tręši, trąšos pasiskirsto tik tais vidui. Ir čia yra apie 20 cm, gal reikėtų didesnio. Ir negalės vaputis eiti į vidų. Ir visą laiką bus lengva ravėti, nes nebus vaputinį. Tam, pavyzdžiui, jeigu išdygs kažkokia pienė, tai išrovė ir viskas. Tai va, ir pamatysim įgoj. Dabar einu, pabandysiu kastą pažiūrėti, kiek yra žolės šaknis gilin. Ir pabandysim nufilmuoti ir kasti ir aptarti. Ar bus pliusai ar ne? Tada ką, padedam, ne? Ką, pabandom pažiūrėti, kiek čia yra tų šaknų. Tai aš taip paprastai darysiu. Opa. Kaip žemė sausas vis dar. Kvadratą išimsim. Mes matysim, kas čia gero, ne? Ir ką mes matom, šaknis eina, skaitykim, biškį giliau, bet pagrindinės šaknis tai yra vis tiek palei paviršių. Tai vat, jeigu vaputis eis į šoną, jinai negalės įeiti. Aš taip manau, gal teisingiau, pavyzdžiui, jeigu bus kažkokia pienė, tai išrausi ir viskas, tai bus išrauta. Tai va, dedam atgal. Va, nuimsiu vieną mulčios sluoksnį, nes mums savietam įdomiai sekėsi, tai reikia perkelti būriukas į kiaušinėlį. Ir pavyzdžiui čia, va. Bandysim iškasti tokią duobę dabar. Čia gal iškaunau. Gal eilė. Čia. Matoma, dabar jau pas mus labai čia molis didžiulis, tai va tas yra dalykas, kad aš į šitą apskaitimą galėsiu sudėti to, kokios aš noriu žemės. Tai aš esu atsivežęs čia, iš savo miškelio esu atsivežęs durpių, nes ten buvo pelkė juoda, ir esu atsivežęs durpių substratą, pirktinį. Tai va, mes sumaišysim ir gausim tą žemę, kokią turėtų patikti avietį. Žiūrėk. Va. Ir mums šia žolės nepateksi. Bet galėtų būti dar tiek didesnis. Esmė tame, kad aš panaudojau čia kibiro dalį sveikąją. Tai buvo paviršius jau sulūžęs nuo viršaus, tai sveikąją dalį. Bet šiaip, pavyzdžiui, jeigu šitas dalykas pasiteisintų, tai tu gali pievai, skaitykim, sodinti serbentus. Tik tais, pavyzdžiui, nusipirki plastikinę bačką, susipjausti kas 30 cm, įsivaizduokit plastikinės bačkos diametras koksai, tu tiesiog gali tam tikrų žemių užpilti ir viskas, ir tau neįeis kiti augalai, ir tu gali patręšti, norimą žemę įdėti, kokios reikia, nesakau, mano rajone normalią žemę rasti yra problemos.
Tai va, pas mus va toks va molis, va kas yra molis, molis ir molis. Tai va, avietė kažkokią naują, jos patos. Nežinom, kokią nusipirkom. Ir nusprendžiau išbandyti tokį dalyką. Tai vat, pabandysime sumaišyti iškį žemį. Va, čia tas pats kibiuose. Tiesiog čia dabar yra bandymo dalykas, jeigu pasiteisins, tada manau, kad gali būti taip, kad čia tiesiog dėsim nebe kibirus, o gal, nes būna chebra deda šiferį, tai gal šiferį dėsim, o kažką tokio, kas atkirstų žolę nuo mūsų augalų, kuriuos mes auginam. Dėl ko aš maišau dabar pirktinės durpės, šitas rudas su tom juodom. Tos juodos pas mus yra nuo buvusio kaip ir ežero, tokio užgriauto SSRS laikais. Ir jos tokios yra, jeigu jos perdžiūna, jos tai žiauriai sunkiai priima vandenį. Tada turi labai ilgai lyti lietus, kad jos persigertų vandens. Tai va, tai aš sumaišysiu ir padarysim mes tokį bendrą mišinį ir tikiuosi, kad avietei patiks. Nu, pasisodinam, žemės išvežėm, pasisodinam ir dabar, kad labai stipriai neišgarintų saulę vandens, mes galime pamulčiuoti. Tada ne taip stipriai greitai įsigarins vanduo. Šitą pasimsim. Tai va taip. Pamulčiavom, ne taip išgarins vandenį. Kitas dalykas, gali būti, kad per tą mulčią gali piktžolė pradėti lipti. Bet to niekas nedaudžia, mulčią nuėmė, aplinkybė atėjai kaštus ir viskas. Ir tu vėl esi ramus. Matysim, jeigu šitas dalykas pasiteisins, tai bandysim daugiau krūmelių. Bet aš pats mąstau apie agrastų, serbentų sudinimą tokį. Bet jau agrastų serbentus turbūt norėsiu sudinti didesniai erdvėj, tai reiškia, gali būti, kad aukosiu ar tai metalinę bačką kokią, ar tai plastikinę bačką. Šiaip tai plastikinė bačka mane gundo. Tokių klausimų, nes, skaitykim, ten diametras turbūt yra apie pusę metro. Ir ją susipjaustęs gali pasidaryti tokius didžiulius apskritimus ir juose gali auginti serbentus ir labai lengva avėt būtų. Tas pats avietės dabar kyla klausimas, tai jos neturės daugintis. Šiaip šitam kibire ankštoka, bet tikrai jos, tikrai galės leisti daigus. Bet jeigu man šitas daiktas pasiteisino, tai sakau, aš arba darysiu eilę visą, ribosiu nuo pievos, arba daugiau tų kibirų dėsiu, sudinsiu. Taip, nes sakau, dabar, atrodo viskas tai gerai, o čia viskas
auga, vat ir piktžolės pradeda augti, nes eina toliau, tos šaknis ir lenda, vat, tai viskas, tai ką tu darysi, nieko. Aišku, reikia ravėti, bet išravėsi, vėl tas pat. Tai va, jeigu to išvengti, tiesiog imam tą žemę, gerą žemę, būtų lengva tręšti, dabar, pavyzdžiui, aš patrešiu, visos trąšos eis gilyn, tai reiškia savietę su savo šaknim pasiekti. Jeigu aš, pavyzdžiui, nebūtų kibio, tai visos trąšos pasimtų augalai iš šono irgi, toksai dviprasmis reikalas. Tai va, toks trumpas video, kaip sakant, mes kaip visada neveltui vadinamės laisvas ūkis, nes eksperimentuojam, o ravėjimui laiko tikrai neturim. Ir stengiamės rasti tokį variantą, kad būtų mums prieinamiausias ir tinkamiausias. Tai va, su jumis buvo Tomas ir iki sekančio video.